Labas rytas. Šiandien yra 8 mano kelionės diena. Važiuoju jau normaliai Eurovelo. Šiandien kirsiu Vieną ir sustosiu maždaug 40 km už Vienos. Bendrai numatyta apie 80-90. Nu ir po kol kas toks keliukas. Privatus, plentinis keliukas šalia upės, lygų, tiesų ir daugiau nieko nėra. Ir dar vėjas nuo pučia. Tai minasi kaip lengvai, greitai ir maloniai. Iš kitos pusės net ir biški depresija varo, važiuoji ir viskas, ir vienas, ir nieko čia daugiau nėra. Bet yra kitų dviratininkų. Vat vieną kirsiu. Op. Šiaip labai daug dviratininkų. Šitoj stovyklavietėj pirmą kartą realiai pamačiau kitus keliautojus dviratininkus. Tai tikiu, kad šiandien vakare irgi bus tas pats. Aš jau prie pat Vienos. Ties Viena Dunojus turi tokią salą per vidurį labai įdomiai. Tai aš esu jau toj saloj ir dabar ganėtinai nemažai aš turbūt dar ją galėsiu važiuoti. Šiandien žaidžiu su logistiniais klausimais, tokiais, kad šiandien yra sekmadienis ir dažnai daug parduotuvių šitose kraštuose kažkodėl nedirba sekmadienis. Tai aš turėsiu paplanuoti, kur nusipirkti maisto, kur pietauti, kur pasiruošti vakarui ir rytui. Tai dabar varau Vieną, bet dar gerokai anksti. Dabar yra 10:30. Aš jau numyniau apie 30 km. Realiai pats pietaut norėčiau dar tik už kokių 2,5 valandos. Tai dabar net nežinau, ką tai Vienai ir daryti. Turbūt, kad teks užsipirkti ir pietausiu kažkur toliau, nes Vienai dar per anksti būtų valgyti man. Dabar prisėdu biškį atsipūst, nes kad ir kaip būtų keista, lygumos gal net ir labiau vargina, nežinau. Vienas dalykas tiesiog nelabai daug yra į ką pažiūrėti. Nesikeičia niekas iš esmės. Antras, tu nuolat suki pedalus. Kalvose dar gali parėdėti šiek tiek. Tai vat, mažas niuansas, anksčiau to neįvertinau. Bet be galo daug šustrų lenktyninių dviračių prisižiūrėjau.
pavyko išvažiuoti iš Vienos, užtrukau daug, ilgiau negu galvojau, apie 2 valandas, nes šiandien sekmadienis, kaip minėjau, nedirba parduotuvės, teko važiuoti ganėtinai giliai į centrą, paturistavau, pamačiau pagrindinius objektus kelis, apsipirkau, radau sušių vėl pakeliui netyčia, pasiėmiau sušių ir pavalgiau, dabar išvažiavęs jau iš miesto. Tai dabar jau niekas kaip ir nesikeičia, dabar turiu minti tokiu pat keliuku, kaip miniu iki Vienos, daug dviratininkų, jokių mašinų, ramu, su vėju ir smagu. Vienas įdomus dalykėlis, kad tik išvažiavus iš Vienos prasideda čionai, nevartosiu tarptautinio žodžio, Nuogalių pliažas. Ir čia jisai jau tęsiasi N kilometrų. Nu, o dabar saulės kremas jau užteptas iš naujo, minam. Radau suoliuką, trumpam pailsėt norėjau. Įspūdinga šiaip kokio ilgio ir tiesumo šitas takas ir lygumo. Matyt, čia bėgiai gal kadais buvo, nes važiuoja ir niekas nesikeičia, tiesiog mini. Sustojau obuoliuko ir granolos botanėlę. Dabar yra 3, numinta kažkur apie 80 jau. Tai dar nieko tokios greitos dienos neturėjau. Ir man liko, nežinau, aš ten dar mėtausi tarp 2 stovyklaviečių, matau netgi jos reklamą, jinai yra nemokama viena, bet aš nežinau, kadangi prekybcentry neveikia, iš kur gauti vandens nakčiai ir rytui. O kita stovyklavietė dar plus 11 km. Ir tenai jau būtų viskas apie vėją, tai man net biški gaila, užuojauta ir norisi kažkaip paguosti tuos, kurie važiuoja į kitą pusę, nes vėjas yra beproto stiprus, matau kaip dviratininkai į kitą pusę daug mažiau šypsosi negu važiuojantis į šitą pusę. Matau kaip dviratininkai važiuojantis į kitą pusę labai sunkiai mina, galvas nuleidę ir žodžiu, atidirbinėja. Gerai, tai užkandu ir toliau. Dar vis minu, bet aš esu dar Austrijoje, o matau Bratislavos pilį. Geras. Tradiciškai atvažiavom į kempingą, dar nesusimokėjom, pasistatėm palapinę, išsimaudėm, išskalbėm ką reikia ir
daromės valgyti. Šiandien naujas tunas kažkoks kitoks, kvepia skaniai. Pas mus kempinge niekas nedirba, čia restorano nėra ir jokių pardavimų nevyksta gėrimų, bet yra aparačiukas. Noriu pabandyti užsisakyti. Konkrečiai noriu limonado. Yra alučio turbūt, vyno kažkokio, kolos ir mineralinis vanduo. Pavyko. Nu, kol aš geriu limonadą, skaičiai. Važiavom 5,5. 109, beveik 110 kg. Neblogai. Max kem 8, gal. Ir vidutinis 19,6. Palei vėją.